Du jauni kovotojai. Ir skambant rusiškai muzikai, Valdemaras Kulda lipa į ringą. Jis čia pristatomas pirmasis. Rings klubo narys Lietuva, dalyvavęs ir 2013 metų World Grand Prix, kovoja su Jevanu Danenbergu ir patyręs pralaimėjimą. Ir čia jo antras bandymas įlipti į profesionalų ringą. His opponent, ladies and gentlemen, red corner, fighter from Lithuania, Rokas Karoblis. Dar vienas lietuvis, Rokas Karoblis. Ir gerokai energingesnis šis kudo narys. Sporto klubo Fighters kovotojas. Šiaip bent jau atrodo stipresnis už savo varžovą. Bet ar tai mes išvysime kovoje, pamatysime. Rokas Karoblis, 19-metis, jaunesnis sportininkas. Rokas Karoblis, žaidžiantis. Rokas Karoblis, Lithuania. Dalyvaujantis ir kitų sporto šakų gyvenime, Rokas Karoblis dabar, aišku, užsiims tuo, ką geriausiai moka ir geriausiai sugeba. Weight 81 kg, participant and prizeman of fighting tournaments. Fighter representing Rings Gym, Lithuania, Valdemaras Kulda, 22 metai. Red corner, 19 years old, height 187 cm. Ir jo priešininkas, 3 metais jaunesnis. Winner of tournament in Germany. Fighter representing Fighters Gym, Lithuania, Rokas Karoblis. Ring referee Zenonas Budraitis. KOK rules, 3 rounds, 3 minutes each. 3 raundai po 3 minutės, skirtingai nei pirmoje kovoje, kuriems dėl jauno amžiaus buvo mažesnis laikas skirtas. Na, aišku, kaip matėte, ir to mažesnio laiko neprireikė iki galo, kad kovotojai išsiaiškintų, kuris yra stipresnis, kuris yra geresnis. Čia antrojo raundo, čia antrosios kovos pradžia. Ir kol kas gerokai ramiau prasideda ši kova. Valdemaras Kulda bando šiek tiek pagreitinti viską. Ir skiria kovotojus ringo referė. Čia irgi KOK taisyklės. Vėl klinčai negalimi. Užtat galimi smūgiai, kurių tikrai jau dabar nemažai stengiasi atlikti kovotojai. Štai taip gaudo priešininko koją dabar Kulda. Ir gerai smūgiuoja jis savo priešininkui. Atrodo, jog laukia varžovų klaidų abu sportininkai ir turbūt tik laiko klausimas, kada jų sulauks.
Руки поднял, руки поднял. Качнул, не стой, качнул. Labai lygi pradžia. Так, не продлевай. Abu stengiasi būti aktyvus, bet abiem tą daryti nesiseka labai gerai. Kulda užtvoja priešininkui galvą. Не поджимаем. Дайте рука, вот. Ir dar kartą gauna tašką Valdemaras Kulda. Jo smūgių daugiau. Dabar bent jau taip atrodo, kad truputį daugiau pasiekia tikslą nei jo priešininko. Bet čia geras ir Karoblio atsakymas. Корпусом, навяжи бой. Заканчивай, довязывай. Ir pažiūrėkit, tik sudavė Karoblį savo priešininkui ir Kulda iškart tampa atsargesnis. Начинай. Руки выше. Качнул. Где ноги? Подниму. Поднимаю. Качнул корпусом. Начинай. Много стоим. Подниму. Ir iš tikrųjų to trenerio pastaba, kad per daug stovim, čia reiktų taikyti abiem kovotojom mažiau nei 10 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos. Ir tas pirmasis raundas baigėsi. Čia pirmojo raundo jau oficiali pabaiga, kuri teigia tik vieną dalyką, jog mes tikrai išvysime antrąjį raundą, jog per pirmąjį taip ir neatsirado kovotojo, kuris yra geresnis už savo priešininką. Bet turėsime galimybę pamatyti antrąjį raundą, galbūt ir trečiąjį. Čia geriausi epizodai. Štai smūgis Karobliui ir šio atsakymas. Šį kartą vėl Kulda buvo geresnis. Bent jau tame epizode, kurį atrinko šios transliacijos režisieriai. Fighters! Ir antrasis raundas. Teisėjai leidžia pradėti antrąjį raundą. Second round. Руки выше. Ir žiūrėsime, kas keisis. Dalykas, su kurio tikrai norėtųsi, tai šiek tiek rimtesnės kovos. Tai yra mažiau stovėjimo ir gerokai daugiau veiksmo. Aišku, negali sakyti, kad visiškai nieko neveikia kovotojai. Čia geras užėjimas. Karoblis irgi stengiasi neatsilikti. Проще задний начинай, проще. Качнул, бедро. И качнул рукой. Димар, начинай. Ждем долго. Качнул. Labai atsargus stengiasi būti kovotojai ir jeigu mes lygintumėm šią kovą su tuo, ką matėme pirmoje, tai turbūt nelabai galime lyginti, nes pirmoje kovoje atsargos praktiškai nebuvo. Čia gražus epizodas kairių keliu. Tiesiai į krūtinę priešininkui. Taigi, jeigu pirmoje kovoje praktiškai nebuvo tokio dalyko kaip atsargumas, kaip gynyba, tai šioje kovoje jo yra. Ir galim sakyti, taip vyresni šie kovotojai, bet ne tiek daug vyresni, kad būtų galima vadinti juos labai jau patyrusiais ir žinančiais, ko iš tikrųjų jie nori savo karjeroje ir savo gyvenime. 2 minutės beveik prabėgo nuo antrojo raundo pradžios. Ir šiaip, jeigu pirmajame raunde lygi ir šiek tiek daugiau tikslų smūgių atliko Valdemaras Kulda, tai antrajame raunde sakyčiau, kad tokio pajėgumo nėra. Nei iš vieno, nei iš kito kovotojo. O čia gražus epizodas, bet sudavęs greit ir praleido.
Lietuvos rezultato mes neskaičiuosime į bendrą Lietuvos ir pasaulio rezultatą. Tai natūralu, kovoja abu Lietuvos kovotojai. Čia knockdowno nėra, bet Valdemaras Kulda yra knockdownas. Taip, skaičiuojamos sekundės. Pirmąjį knockdowną šiame susitikime yra pasiūstas. Pačioje antrojo raundo pabaigoje yra pasiūstas į knockdowną jaunasis Rokas Karoblis. Ir kągi, manau, kad jis šiek tiek atsilieka ir lieka trečiasis raundas ištaisyti klaidas. Vėlgi, jeigu ne tas knockdownas, galbūt antrajame raunde ir kiek daugiau taškų būtų surinkęs Karoblis. Labai gražus smūgis, pagazdinimas kairė ir smūgis dešinė, bet iškart ir praleidžia smūgį jis. Garantuoja, jog netrukus prasidės trečiasis raundas. Tikrai taip. Fighters. Final round. Ir kągi, trečiasis lemiamas raundas, po kurio ir paaiškės, kuris kovotojas laimės. Kulda vėl suduoda Karobliui. O štai koks įdomus sprendimas. Kulda yra originalesnis. Ir dar kartą bandė apsisukdamas smūgiuoti, šį kartą nesėkmingai. Kiek daugiau nei 2 minutės iki kovos pabaigos, atrodo, kad Kulda tiesiog pradeda mėgautis tais apsisukimais. Bėda ta, kad naudos iš jų kol kas nėra labai daug. Качай, работай! Na, pagaliau, iš kokio 8 karto turbūt pavyksta Valdemarui Kuldai ir dar kartą suduoda tiksliai. Ir dabar jau galim sakyti, jog Valdemaras Kulda turi pranašumą prieš savo varžovą. Įdomu, ką galvoja teisėjai, bet bent jau žiūrint iš šono, atrodo, jog Valdemaras Kulda viską daro labiau disciplinuotai. Viena minutė iki šios dvikovos trečiojo raundo pabaigos. Netrukus mes įsiaiškinsime, kuris iš šių dviejų lietuvių kels ranką į viršų kaip nugalėtojas. Na, pratęsimo tikimybė. Gal. Bet Kulda atrodo pranašesnis. Na ir dar labiau sulėtino savo pasirodymą abu kovotojai. Karobliui reiktų kiek įmanoma greitinti ir tas paskutinės sekundės atmušti kaip reikalas. Keli smūgiai! 2 kartus iš eilės Rokas Karoblis pataiko labai sėkmingai savo priešininkui ir ta pabaiga priklauso jau Rokui. Paskutinės sekundės. Jeigu viskas būtų prasidėję bent minutę anksčiau, mes drąsiai galėtumėm sakyti, kad Rokas Karoblis yra šios dvikovos nugalėtojas. Dabar pernelyg daug buvo prarasta, pernelyg daug buvo praleista. Na ir žiūrėsim. Ką nuspręs teisėjai? Žiūrėsime, koks bus jų sprendimas.
Nagi. Vėlgi, jeigu ne ta paskutinė ataka, turbūt galėtumėm Kuldai dovanoti pergalę šioje dvikovoje. Ladies and gentlemen, Nagi. after 3 rounds by unanimous decision, 3 judges to 0. Winner is blue corner, Valdemar Kulda.